Lietuvos mokslo akademijos salėje rinkosi Lietuvos socialdemokratų partijos nariai. Čia surinktas iškilmingas partijos posėdis 20-mečiui paminėti. Prezidentas LSDP garbės pirmininkas Algirdas Brazauskas perskaitė išsamų pranešimą apie Lietuvos socialdemokratų atsiskyrimą nuo Tarybų Sąjungos komunistų partijos istorinį vaidmenį. Jo istorinė svarba neišblės. Gali būti įvairūs konjunktūriniai metai, įvairūs žmonės ir partijos valdžioje, tačiau tie žingsniai, kurie buvo padaryti prieš 20 metų, tai jie pasiliks. Aš labai džiaugiuosi, kad profesorius šiandieną du profesorius mes turim, kurie gerai atsimena tą laikotarpį ir darys pranešimus ir konkretizuos galbūt ir tą politinį situaciją ir svarbą štai šitų žingsnių, kuriuos mes tada žengėmės su daugelį iš jūsų čia taip pat. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius sako, kad 20 metų laikotarpis tai sunkaus darbo ir pasiekimų laikas. Nueitas tas kelias, kada mūsų partija atsikūrė nuo 1989 metų iki 2009 metų, nes tai buvo labai įdomus laikotarpis, teko būti pirmiausia opozicijoje, po to pozicijoje gana ilgą laiką, 7 metus, dabar vėl esam opozicijoje. Ir žinot, gana įdomus tasai buvo laikotarpis dėl to, kad partijos ideologiją reikėjo derinti su vyriausybės programa, nes vyriausybė sudarė kelios valdančiosios koalicijos ir arba kelios partijos įėjo į valdančią koaliciją. Reikia pripažinti, kad ypač buvo pasipriešinimas iš socialliberalų, po to iš liberalų centristų ir mums nepavyko priimti progresinių mokesčių įstatymų, taip pat nepavyko apmokestinti turtinguosius nekilnojamo turto mokesčių. Bet aš manau, kad vis dėlto partija labai yra daug nuveikusi Lietuvos žmonėms. LSDP svarbios datos paminėti suvažiavo partijos bičiuliai iš visos Lietuvos. Viena didžiausių delegacijų atvyko iš Šiaulių. Tas 20 metų kelias parodo, kad būtent mūsų partijos žmonės daug prisidėjo ir įtvirtinant nepriklausomybę, ir stiprinant ūkį, ir gerinant Lietuvos žmonių gyvenimą. Gal ne visada tai pateikiama, kaip buvo iš tikrųjų. Ir iš ties, žvelgiant iš istorijos perspektyvos 20-mečio, tai ryškiai matosi ir manau, kad tai pasitarnaus ateičiai. Kaip jūs vertinat šitą 20-metį? Vertinu puikiai. Iš tiesų yra labai turtinga socialdemokratų partijos istorija ir būtent tokią iškilmingą datą paminint mes prisimename tuos laikus, kuomet socialdemokratai Lietuvoje buvo atsakingi už Lietuvos ateitį, už Lietuvos gerovę ir savo pareigą vykdė deramai ir tinkamai. Ir taip pat labai džiaugiuosi, kad būtent šiandien yra atkurtas laikraštis Socialdemokratas, yra įregistruotas, suteiktas numeris leidiniui ir nuo šiol tikiu, kad ir toliau sėkmingai skleis socialdemokratinės idėjas. Su partijos bičiuliais švęsti ir dirbti atvykę europarlamentarai sako, kad šiuo metu opozicijoje dirbantys socialdemokratai turi būti ir yra atsvara klaidų darantiems konservatoriams. Iš Europos parlamento pozicijų aš galiu matyti, kad socialdemokratų partijos pagrindinės vertybės tai yra siekti, jog pas mus natūraliai gyvenime būtų ir socialinis teisingumas, ir socialinis solidarumas, ir socialinis dialogas. Kitaip sakant, socialdemokratai pagal savo vertybės, pagal savo principus ir pagal savo darbus iš tikrųjų labai aiškiai parodo, jog jiem yra svarbiausia žmogus. Tai yra svarbiausia, kad žmogus turėtų darbą,
gautų atlyginimą, galėtų išlaikyti save ir savo šeimą, atsitikus nelaimiai, ištikus negaliai, gautų atitinkamas išmokas ir paslaugas, sulaukus senatvės, gautų pensiją senatvės, kuri pastoviai būtų šiek tiek padidinima, kad galėtų tas žmogus išgyventi, išlaikyti save, tiesiog nusipirkti brangius vaistus, susimokėti už komunalinės paslaugas, pagaliau kol žmogus gyvas jam ir valgyti reikia. Taigi aš iš tiesų žvelgdama į tą 20 metų laikotarpį ir ypatingai matydama dabartinę situaciją, kada dabartinė dešiniųjų konservatorių ir liberalų valdžia daro absoliučiai priešingai, negu kad darė socialdemokratai. Iš tikrųjų, socialdemokratų vyriausybės, būdamos valdžioje per tą 20 metų laikotarpį, pirmiausia ir siekė socialinę gerovę kurti Lietuvoje. LSDP iškilmingai datai paminėti buvo sukurtas dokumentinis filmas. Šiaulių apskrities televizijos žurnalistų darbas labai sudomino socialdemokratų partijos bičiulius, nes išsamiai nušviečia visą LSDP per 20 metų nueitą kelią ir nuveiktus darbus.